Duobėje jis tiesiog kovoja. O dabar Adi su kamuoliu Jakubo Vilko link. Vilkas reaguoja. Ir vartininkas taip žaidžia. Labai gerai Tokičius prieš vartininką. Niko Tokičius ir Džiugas Bartkus. Į priekį nuo šalies nėra Jasaitis ir Džiugas Bartkus. Lietuviškas Nojeris. Labai gerai kraštą. Čia Solominas. Arčiau vartų Džiugas Bartkus ir... Oi, Džiugas Bartkus. Nerealiai. Šiuo metu tai neįsivaizduoju. Veikčiau gal kažką sugalvočiau, aišku, reikia galvoti dabar. Ir pažiūrėsim, kiek dar laiko žaisim, įdomu, kiek žaisiu ir nežinau, kiek čia 10 metų ar 5 metai, o toliau kažką sugalvosiu, gal kažkokį verslą sukursim su žmona. Jau esu minėjęs radio laidoje, kai atėjau treniruotis, jau visi vaikai treniravosi, gana senai, nuo 1 klasės, nuo 2 trečios. Aš atėjau tik tai nuo 5, tai jau visi mokėjo žaisti, o aš toksai atėjęs iš kiemo, toksai nelabai ką galėjau ten parodyti, tai buvau gal biškį lėtesnis, tai savaitę palaksęs treneris matyt pamatė, kad atsilieko ir ką sako, gal eik. Aš gerai, ramiai, atsistojau ir pašeidėdai. Viskas ėjo po truputį futbolo mokyklą ir futbolo mokykloje pasidarė komanda antroje lygoje, tai vadinasi Kaunas Spyris ir manau, kad nuo tenai prasidėjo. Tada žaidėm antroje lygoje. Labai geras klausimas, kadangi visi žinome, kad Realas yra geriausia komanda pasaulyje, bet kaip ir visiems geriausiam būna nuosmukių ir pernai šiemet tai buvo galbūt ne pats geriausias sezonas, jie nelaimėjo Ispanijos čempionato arba Čempionų lygos, bet gana gerai sužaidė, ką padarysi, o kas ten laimėjo, tai net nežinau, iš tikrųjų, kas ten. Ar Atletiko, ar kokia dar komanda yra. O kai atėjau Sūduvą, ar buvo užimtas gal pirmas numeris? Jo, jau buvo užimtas pirmas numeris. Siūlė 12 ir dar va tokia eiga, ten buvo 22, gal 31. 12 kažkaip man nelabai patinka žaisti. Buvo 30, anksčiau esu žaidęs 32, bet tas sako, gal geriau 31, tai man gerai buvo 31 pasiūlė, tai sutikau. Ne tai, kad klausaus, bet tikrai girdžiu, ypač kai stovi vartuose būtent prie mūsų sirgalių, prie Sakalų, tai tenka išgirsti ir Povilo džiugai davai arba kažkokiu tenai paskatinimu, tai tikrai girdžiu. Nepamenu. Manau, kad niekas man nėra įmušęs. Pas mumis gan draugiškas kolektyvas, taip, kad su daugeliu normaliai sutariu. Taip, gal su Kašalė sėdi Valė, Paulius, Šoblė, daug, tikrai neišskiriu nei vieną. Ar nuo 99 ar nuo 2000, arba 15-16 metų, nuo kada pradėjau varti. Negaliu atsakyti, dar šiemet tai tikrai saugosiu, o vėliau žiūrėsim. Čia įdomus klausimas, 2-3, tai aš dar tik buvau pradėjęs lankyti futbolą, tai tikrai net neįsivaizduoju, kas galėjo žaisti, kas galėjo laimėti. Gal variantų. Maciulevičius koksai? Komandos draugas dar dabar. Radinevičius? Prašau, Radinevičius, gėda dabar būtų. O 13 tai manau, kad Valskis. Ko reikia? Manau, kad pasitikėjimas savo jėgomis, jeigu esi vartininkas, didelio troškimo noro treniruotis, sunkiai dirbti ir tikėti to, ką darai. Labai geras jausmas, ypač kai būna kokios svarbios varžybos, kai tai nulėmė rezultatą, tai tikrai yra labai didelis malonumas ir toks pakilimas ir pasitikėjimas savo jėgomis, iškart įgauni dar labiau ir tikrai geras jausmas.
jeigu jau taip labai, nu tai Madrido Realas. Pagal mane, aš tenai realiai nebuvau visas varžybas, nemačiau, bet kiek mačiau, tai mačiau, kad Sakalai tikrai gerai atrodė. Manyčiau, buvo verti ir laimėti visą tą turnyrą, kadangi vis tiek šeimininkai buvo didelis palaikymas iš kitų sirgalių, kurie nedalyvavo, ypač iš Povilo. Bet mačiau, laimėjo Žalgiris, sveikinu. O plakatę, negaliu pasakyti, ar žaidėjai, ar Sūduvos Sakalai padarė ir davė žaidėjų, nes būtent aš neprisidėjau. Linkėjimai Lastauskui, visų pirma, nuo visų partininkų kolegų. Gerai sekasi, kaip visada. Popera Justinas yra kaip visada favoritas, bet dar nelaimės nei karto. O šiaip pavadinimas vis dar liko tas pats, kad ir kaip norėjai Lastauskai, kad būtų tavo pavadinimas. Buvo pasiūlymas ir pavadinti Jagelonija Cup, bet jis liko vis dėlto Matulo vardu. Taip, turiu pačią gražiausią ir geriausią merginą, savo žmoną, Tanę. Aš asmeniškai tai neturiu, nesilaikau prietarų ir man tai nesivadovauju jokiais prietarais. Talentas, geras klausimas, aš kaip tikintis, tai žinau, kad man talentas buvo duotas iš Dievo, tai tikrai žinau, kad ir aš sugebu geriausiai tai, ką darau, žaidžiu futbolą, šią dieną sugebu geriausiai, tikiu, kad tai yra iš Dievo ir būtent tas talentas yra iš Dievo, aišku, toliau tai darbas ir nežinau, kaip čia sekasi, taip sekasi. Čia iškart juoką kelia, kai žaidžiau Baltarusijoje, buvo tokia, buvo mergina tokia atsakinga už internetą, už klubo puslapį ir po kažkurių varžybų mes ten ar laimėjom, ar pralaimėjom ir Facebook'e atsirado komentaras iš jos, džiuga tikrų. Tai po šiai dienai kiti prikaišė man šitą pradžią. Manyčiau, kebabai, aš šiaip net tiek daug kebabų esu valgęs čia, bet kiek valgęs, tai pagal rekomendacijas esu valgęs Jurgos kebabai, prie Rimi. Tai panašiai kaip, manau, visi, tik ne aštrų. Ir jo, skanus tenai. Dabar šaudo galvo. Anksčiau visą laiką nuo vaikystės buvo Zinedinas Zidanas. O dėl to ir prancūzų rinktinę labai mėgau ir mėgstu po šiai dienai. O iš vartininkų tinka Neueris, Hartas. Geras klausimas. Buvo tų įvarčių visokių. Įsimintiniausias gal dėl to, kad YouTube'e labai daug peržiūrų surinko. Buvo 2012 ar 2011. Kaune, žaidžiau už Kauną pusę sezono. Žaidėm prieš Šiaulius. Išbėgęs iš vartų bandžiau perkelt puolėją, bet taip gavosi, kad kamuolys nuslydo ir puolėjas iš pusiau kampo, iš gana aštraus kampo, vienu lietimu per save nematant vartus mušė ir pataikė tiesiai vartus. Aš ten bėgau, bandžiau gelbėt, galvojau, spėsiu dar atšokti. Spėsiu nušokti, bet pasirodė nespėjau. Tai buvo toksai skaudus man įvartis. Bet sapnuoti iš tikrųjų nesapnau, tik sakiau kitiem, kad jo, buvo labai sunku užmigti, bet kitą dieną gan normaliai, ką padarysi čia. Sakau, nuo pat mažumės, kažkaip jau nuo pat vaikystės gyvenom šalia stadiono Kaune, KTU universiteto, tai tenai vykdavo netgi ir aukščiausios lygos, man rodos, varžybos, tai su tėčiu nueidavom. Tėtis irgi mėgdavo praleisti laiką stadione ir spardydavom, nuo to laiko ir įstrigo ir visą laiką žiūrėjau futbolą, domėjausi. Dar atsimenu 98-ais, kai prancūzai laimėjo tą finalą, po to tai ypač užsidegiau ir po to jau pradėjau lankyti. Ačiū visiems už klausimus.
visi buvo gan įdomus. Įdomiausias buvo gan toksai Mariaus Činiko apie Madrido Realą, geriausia komanda pasaulyje, bet kadangi yra jisai labai toli nuo mūsų, tai neskirsiu jo nugalėti, o toliau gana įdomus buvo apie kebabą ir apie bankę, bet įstrigo dar klausimas Džiugas Tikrūt frazė, taigi skiriu šitą klausimą nugalėti